Keletą kilometrų jaukiais keliukais dėmesį prikausto praūžusios audros pėdsakai. Nuoroda vėl mums rodo kelią ir priartėjome prie vieno iš įspūdingiausių ir labiausiai lankomų Panevėžio girių turtų Stumbryno. Čia apsilanko daug turistų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio šalių visais metų laikais. Mūsų maršruto sustojimo taškas šiuo metu yra Stumbrynas. Ir kalbiname Rytą. Jūs esate Stumbryno prižiūrėtojas, taip? Taip. Pradėkit nuo to, kaip čia viskas buvo įkurta. Visa tai, ką atvažiavę pamato Stumbryne žmonės, yra visa tai pradėta nuo 1969 metų. Tais metais buvo sumanyta atidaryti Lietuvoje Stumbryną, vienintelį Stumbryną, kuriame būtų auginami patys stambiausi gyvūnai Europos stumbrai. Na ir tikslas, kad vėliau ir ne tik Stumbryne, bet ir Lietuvoje laisvėje gyventų, jie vaikščiotų po miškus, po laukus ir jų būtų išvystyta iki 200 maždaug tokiam skaičiui, tokiam lygmenį. Tas darbas vyko gana sklandžiai, aišku, buvo susidūrimas su visokiam problemom, nes jau labai seniai tų stumbrų Lietuvoje nebebuvo likę, teko juos atkurti kaip rūšį. Na, bet palaipsniui jų atsirado ir laisvėje, čia daugėjo ir aptvaruose, pradėjom bendradarbiauti su užsieniečiais, į kitas šalis buvo vežama, atsivežama iš kitų šalių. Ir šiai dienai galiu pasakyti, kad čia atvažiavę gali pamatyti 21 stumbrą, o laisvėje jau ganosi apie 80 tokių gyvūnų. O koks yra šių gyvūnų charakteris? Ar jie draugiški, ar agresyvūs? Taip, būtent tas charakteris sunku nusakyti, nes kiekvienas turbūt tiek žmogus, tiek kitas individas turi savo savitą charakterį. Yra buvę agresyvių stumbrų, tikrai yra buvę, kurių istorijoje parašyta, netgi kai skaitau, kad subadė per savo gyvenimą 7 telyčaitės, ten kažkur tai išėję, tai išlauždavo tvoras, tai kada nori ateina, grįžta, kada nori išeina, peršoka. Na, kiti visai net neįsivaizduoja, ko ten laužytis, ko ten ką, gali juos ir atrodo paglostyti ir tiesiog relaksuoti kartu matydamas juos, nes iš tikrųjų jų tą charakterį pamatyti galima tik visą tokią išvadą padaryti, tikrai matant ištisą, sakykime, ne tik tai, kad paros visą parą, bet ir visus metų laikus reikia juos stebėti. Ir jie kiekvienų metų laikų vis skirtingi. Bet šiaip aplamai tai jie gana taikus, geri gyvūnai. Kaip jie gyvena šeimomis? Šiaip gyvena šeimomis, o patinai, aišku, susibadę, išsiaiškinę, kuris stipriausias lieka toj šeimoj tuos metus iki kito poravimosi, o kiti turi išeiti iš tos teritorijos. Na ir pavieniai tokie tik tai būna patinai, kurie klaidžioja po visą Lietuvą, juos galima aptikti ir prie Klaipėdos, ir prie Vilniaus, ir prie Anykščių, ir prie Šiaulių, na visur. Taip, jie nuklysta, didžioji kliūtis tai yra upė kokia nors sutikta priekyje, jeigu jie ją įveikia vėl, po kitą teritoriją pasklinda. Ir tikrai mes jų turime, na, jau galima sakyti, visoje Lietuvoje. Bet kaimo gyventojai turbūt nejaukiai jaučiasi pamatę. Aišku, pamačius tokį gyvūną, pirmiausiai niekam nenori kaimo žmonės prisipažinti, gal sako pasivaideno. Gal kažkaip netaip čia supratau, gal netaip pamačiau, netaip įsivaizdavau. Ir tikrai vien todėl, kad jų nepažįsta, jie truputėlį jaučia baimę, dėl to ir bijo. Ir kaip sakiau, na, pravedus visą studiją, paaiškėjo, kad vis tik žmogus visiškai nebijo, kad ten jo derlių kažkokį nuniokos, bet bijo jo kaip nepažįstamo kažkokio objekto. Tai būtent todėl mes ir kviečiame visus apsilankyti, susipažinti, pasidomėti apie juos. Mes visada išsamei papasakojame ir laukiame visų. Ir tie gyvūnai įtraukti į Raudonąją knygą, taip? Taip, jie įtraukti į Lietuvos Raudonąją, į Tarptautinę Raudonąją knygą ir yra saugomi. Na, tas saugojimas reikalingas kol kas, nes jeigu Lietuvoje kažkada seniai, kaip sakau, buvo apie 2,5 tūkstančiai, tai dabar tik tai visoje Europoje tik 2,5 tūkstančiai laisvėje gyvena stumbrų. O aptvaruose, kurie padeda juos išsaugoti, stebimi tie stumbrai aptvaruose pastoviai, jie turi savo ir kilmės numerius, ir dokumentus, kaip sakant, tai visa genealoginis medis aiškus jų. Tai tokių yra jau apie 1500. Iš tikrųjų nėra geresnio būdo, kaip atvažiuoti į gamtą, susipažinti, realiai bent jau pastebėti iš toli.
Kol kas atsisveikiname su stumbrais, mūsų laukia pasivaikščiojimas Girinio taku. Kelias veda į Krekenavą. Atvažiuojant iš miško, kairėje kelio pusėje yra turistų pamėgtas miškininkų sukurtas Girinio takas. Takas įrengtas Krekenavos girininkijos Varnakalnio miške. Tai tarsi miško enciklopedija. Iniciatyva Lietuvos visuose valdomose valstybinėse miškuose buvo numatyta, suplanuota pritaikyti miško lankytojams. Iki tol šitų infrastruktūra rekreacinė buvo išvystyta silpnai, o kadangi dabar žmonės lanko labiau į gamtą važiuoja, todėl buvo vienas iš pirmųjų takų ir mūsų padarytas. Kadangi mes neturėjom daug teritorijos, čia yra taka apie 300 metrų tik tai ilgio, prie girininkijos atvykus žmonėm, kad kultūringai praleisti miške laiką, priprastų prie miško tvarkos ir sugalvojom taką, kadangi nedidelis atstumas, tai tema buvo pažintinį taką padaryti su miško darbais, ką darome miške. Taip, iš tiesų Girinio takas sukurtas susipažinti su labiausiai Lietuvos miškuose paplitusiomis medžių rūšimis, miško ardais, pagrindiniais miško priežiūros ir apsaugos darbais, bei pagrindinėmis miškininkystės sąvokomis. Visa informacija pateikta 7 stotelėse. Pirmas stendas reiškia apie medžius, kurie auga Lietuvoje. Čia 3 sakiniais parašyta viskas apie mūsų, kaip čia sakyti, savaime augančius medžius. Atrodo, kaip medžių rūšių dabar formų daug visokių išvestų, iš tikrųjų auga, mato, tik 25 rūšys savaime Lietuvoje. Pabūti miške, įkvėpti gryno oro, įvairiais metų laikais stebėti gamtos kaitą, iš bokštelio pasigrožėti Linkuvos upelio slėniu ir skardžiu. Atsipūsti įrengtoje poilsinėje, užsukti į Girinio namelį pavėsinę, kur eksponuojamos miško žvėrelių ir paukščių nuotraukos, jaunųjų miško lankytojų piešiniai, kūrybiniai darbai. Girinio žodžiais sakant, toks ir buvo tako tikslas. Šalia Krekenavos girininkijos esančiuose aptvaruose gyvena dėmėtieji elniai danieliai, muflonai. Gyvūnams erdviuose aptvaruose sukurtos natūralios gamtos sąlygos. Smalsuoliams siūloma stebėti gyvūnus iš bokštelio ir kantriai laukti danielių dėmesio, kurie neypatingai noriai kontaktuoja su turistais. Čia yra akmuo rapolas, gulintis Linkuvos upelyje. Pilko ir apsamanojusio rapalo akmens matmenys pagal Lietuvos standartus yra įspūdingi. Jo apimtis siekia 14,5 metro, aukštis 2,5 ir plotis 4 metrai su trupučiu. Todėl krekenaviečiai jį dažnai vadina puntuko broliu. Kodėl akmuo rapolas pavadintas žmogaus vardu, niekas nežino. Legendų apie tai kol kas nesklando. Tačiau akmuo Lietuvos valstybės saugomas gamtos paveldo objektas ir tikra įžymybė. Keletą nuotraukų prie įžymybės asmeniniai kolekcijai. Tai Maironio pamėgtas Varnakalnis. Čia jis mėgo atsipūsti. Maironio gerbėjai pastebėjo, jog pamėgtą vietelę, jam nežinant, sukalė patogų suolelį. Netikėtai jį radęs, Dainius sukūrė posmelį. Kas tą vietelę aplankys, tai rankai ačiū pasakys. Kuri suolelį tašį, kalė, čia taip malonu ir ramu. Pripildo paukščių čiulbimu, ta žalė be pastogio stalo. Tai nuteikia romantiškai. Neapleidžia mintis, kad tai tik pažinties pradžia su Krekenavos regioniniu parku.